Tai labas rytas, Chebra. Šiandien yra 4. vlogas. Sveiki atvykę mano 4. vlogą. Šiandien aplankysime muziejus gal. O dabar, ką mes darysime, tai mes susiruošime, nes dabar mes einam pavalgyti. Ir kai pavalgysim, išsimaudytis jūrą. Vėl kaip vakar. Dabar realiai aš apsimausiu savo maudymkę ir outfituką pasidarysiu ir mes to susitiksime. Ką mes jau važiuojam. Let's go. Labai čia fainiai, žinokit. Bet kaip fainiai. O vėliau mes planuojam varyti muziejus, tai gal apžiūrėt daugiau kažko. Tai va. Nu va, jau mes pareinam. Ir dabar varysim namo išgert kavikės. Ir tada po kavikės varysim į muziejus. Grįžtam. Bet visai fainiai pasimaudė, žinok. Vėlia kaip fainiai šils vanduo, tai yra superinis. Nu ką, o dabar jau važiuojam į muziejus. Dėk, čia kur tu nedėk. Tai pagaliau mes atvažiavome į muziejų, aš jums parodysiu. Žiūrėt, koks griaustinis. Buvo beveik kaip karšta šiandien visą dieną, dabar griaustinis parvaro, nu namas. Nu bet jo, biškai reikia, kad gamta, žinot, atsigaivintų. Tai va. Va taip viskas atrodo. Va taip atrodo muziejus. Kaip vidus gražiai atrodo, žinokit. Jūs jau pasižiūrėkit. Tiesiog, oh my god. Čia dar iš toli reikėtų nufilmuoti, čia matot, oh my god. Belia kaip gerai atrodo. Gerai, gerai, kas čia? Okay. Okay. Kaip nori. Wow. Čia tipo kaip kalėjimai, žinot, kur čia tipo gulėt. Jo. Eik sau. Kai mašinikė. Žiūrim kažkaip priekyje. Galas toksai. Nu, fainiai, fainiai. Gerai, karočiui skrendu, nes mokytoja sakė, kad mane atvažiuosi pasiims iš namų ir sakė, kad veš atgal į mokyklą, nenoriu. Tai adijos, varau į Afriką dirbti. Nu ką, ragaujam buldaką.
grįžom, belia kaip šiandien pavargau, rytoj jau važiuosim namo čia į Lietuvą, grįšim. Fainai buvo po tos muziejus realiai pasivaikščioti, po to muziejum pasivaikščioti, belia kaip fainai buvo. Dabar aišku su pižama varysiu miegoti įgės, nes jau labai noriu miego. Ir žiauriai, kaip aš sakau, esu pavargusi, tai susitinkame rytoj, nes galvoju 2 dienas įdėsiu vieną vlogą, nes bus geriau, tikrai bus geriau. Tai iki rytojus. Labas rytas, šiandien mes jau važiuojam namo. Aišku, dar važiuosim kažką aplankyti, aš nežinau, tai realiai jums irgi bus taikmena ir jūs aišku viską matysit, tai keliaujame. Tai mes ką tik atvažiavome į Lenkijos koncentracijos stovyklą apžiūrėti jos, kaip ten viskas buvo ir aišku jums parodysim. Neatrodo, kad čia... Tai mes ką tik grįžom, ką tik buvom ten koncentracijos stovyklai. Nu ką žinau, jausmas tai, nežinau, toks, labai, bet tipo visai fainai buvo pažiūrėti viską, kas ten buvo ir dabar važiuojam kavikės. Tai va. Dabar važiuojam jau link namų, bet dar reikės užsukti link degalinės, nes mes norim pavalgyti. Mes dabar važiuojam ne link namų, o link tų tiltų, ten link sienos Lietuvos tiltų. Tai jo, tai aš aišku viską parodysiu. Ir dabar varysim namo. Tai namo, man atrodo, grįšim apie naktį. Naktį jo. Taip. Kaip skaniai atrodo. Kas šiaip sušiko? Ką atvažiavom prie tiltų. Žiūrėk, kaip gražiai atrodo viskas. Aišku, ne tiltas, bet palaukit, to tiltą parodysiu. Pasižiūrėkit, kai tiltas. Piet. Bet gražus. Gražus tas oras ir dangus. Labai viskas gražu. Okay. Na, bro, tik pasižiūrėkit, kai vaizdelis. Jėzau. Jo. O dabar važiuojame į apžvalgos bokštą ir apžiūrėsime apžvalgos bokštą. Tiltas yra nuostabus, man labai patikusi. Labai patiko, nuotraukyčių pasidariau. Labai fainai buvo, žinokit. Tai dabar, kaip ir sakau, varom į bokštą, pasižiūrėsim, kas ten gero. Žiūrėkit, kaip bokštas atrodo. Opa. Tik pažiūrėkit. Koks gražumas. Kažin, kas bus iš viršaus. Man patinka šitas stulpas, tik pasižiūrėkit. Žiūrėk, kokia man patinka labiausiai, kurios man patinka. Kur čia yra su motociklu, kur buvo šitas. Pažiūrėkit. Šitas ir šitas labai gražus. Žiūrėkit, kai šitas geras su šalmu. Motociklu, čia motociklas. Čia, man atrodo, čia motociklas yra, va. Čia motociklas. Tai man patinka. Jūs pažiūrėkit, kaip čia gražu. Kaip, nu gerai, varom dabar į antrą aukštą. Tai yra, kai antrą aukštą, sakau, į aukštą. Visi pasižiūrėkit. Tenai tas tiltas yra. Dabar važiuojam link namų ir žiūrėsim,